Sveiki visi, mano vardas Gabrielė ir aš jums šiandien parodysiu, kaip atlikti dieninį makiažą ir vėliau padarysim transformaciją į vakarinį, naudojant tik tais kelias priemonės labai paprastais būdais. Jeigu susidomėjai, žiūrim toliau. Na tai pradedam dažytis nuo paprasto dieninio makiažo naudojant L'Oreal kosmetiką. Tai paprastą dieninį makiažą geriausia daryti iš vis. Galite naudoti tiesiog maskuoklį, ką aš dabar panaudosiu. Turiu 2 maskuoklius. Vieną šviesesnį, kitą tamsesnį ir mes pasidengsim visą veidą. Šį L'Orealio maskuoklį aš tiesiog žiauriai dievinu, nes jis yra nerealus, neapsunkina veido, nesubėga ir labai gražiai viską pamaskuoja. Ant sudrėkinto ir makiažo baze padengto veido užsidėjau šviesų maskuoklį ant T zonos, kad pasišviesinti tam tikras vietas ir dabar su tamsesniu 2N numeriuku pasitamsinsiu ir pasidengsiu kitas likusias vietas, bet ir tai. Tiesiog su vienu ištraukimu, kiek yra to produkto. Va tai va, išsimuloju visą veidą, šepetėlio pagalba, viską gražiai ir lengvai išsklaidau. Dar kas faina, kad šitas maskuoklis tikrai turi lengvą padengimą, neapkrausto veido jums. Gražiai išsiretušuojam. Aš, pavyzdžiui, net važiuojant į keliones galiu panaudoti tik tais maskuoklį, nes maskuoklis tikrai pilnai atlieka savo funkciją, ne tik pamaskuoja paakius, bet ir galite naudoti kaip makiažo pagrindą, tiesiog mažesniam kiekyje pagrindą. Bet jeigu norite neapsunkinti veido odos ir dėti iš vis kuo mažiau maskavimo, jeigu turite, pavyzdžiui, kažkokią labai gražią odą, tai panaudokit maskuoklį tik tais į paakių zoną ir jeigu turite kažkokius pabirimus, tik ant tų ir net nedėkit jokio makiažo pagrindo ar maskuoklio per visą veidą. Na ir kitas labai svarbus žingsnis dieniniam makiažui tai yra antakiai, nes, kaip sakau, pati svarbiausia dalis makiaže man yra antakiai, aš galėčiau būti nepasidažęs, bet svarbiausia nusipiešus antakius. Tai panaudosiu L'Orealio pieštuką, iš tikrųjų pirmą kartą jį išbandau, bet dabar esu nusipiešus vieną antakį ir man žinokit labai patiko, nes labai pigmentuotas ir labai minkštai piešia. Tik svarbiausia, nenusipirkit per daug tamsaus atspalvio, kad nenusijuodintumėt antakių, arba tada labai švelniai ir minkštai reikės pieštis. Tai va, aš esu pasiryškinus vieną antakį, stengiausi labai natūraliai, kad sukurti visiškai tą dieninį makiažą, nenuryškinant. Tiesiog realiai kaip kokią pudrinį efektą antakių padariau. Ir dabar taip pat pasidarysiu sekantį. Su kuo asocijuojasi dieninis makiažas? Tai aišku, su lengvumu, gaivumu, švelnumu. Tai dabar tą gaivumą mes galim sukurti su skaistalais, nes aišku, skaistalų niekada nebus per daug, tai dabar irgi naudosiu L'Orealio skaistalus. Labai graži tokia persikinė spalvytė. Toje vietoje, kur kontūruotumėm veidą, dedam skaistalus. Matau, kad labai švelnus pigmentas, tai žinokit, šitų skaistalų nepadauginsit per daug, nes labai natūraliai, bet labai fainiai ir gaiviai pasidaro makiažą. Realiai mes su skaistalais turim sukurti kaip tokį gaivų veido kontūravimą. Tai tose vietose, kur norit kontūruotis, visur užteikti skaistalų, galit ir ant vokų. Tai dar vienas svarbus žingsnis, tai yra ryškios akys, o kaip mes jas galim sukurti, tiesiog pasidažant ryškiau blakstienas. Ir tam panaudosiu dabar L'Orealio Vol Million Lashes blakstienų tušą. Aš pamenu, kaip jį seniau labai dažnai naudodavau. Tai ką dabar grįžtam į senus laikus, į tą nostalgiją ir pasidažom blakstienas. Norėčiau, kad mano blakstienas natūraliai būtų Million Lashes, bet dėja, to nėra, tai galim ne vien tik su tušu sukurti kažkokį panašų efektą. Na ir koks paskutinis žingsnis dieniniam makiažui, tai yra lūpos. Galite naudoti arba kažkokį paprastą blizgį be spalvos, pieštuką, arba aš panaudosiu L'Orealio blizgį, kuris turit, matot, tokią gaivę koralinę spalvą. Ir pasidarysim lūpas. Bet užtenka šiek tiek blizgio su spalva ir pažiūrėkit, kiek gyvybės veide atsiranda. Žiauriai nereali spalva. Čia yra mano pirmas kartas naudojant šį blizgį, bet spalva, kas mėgsta tokius gaivius koralinius makiažus. Wow! Štai jums dieninis makiažas, naudojant L'Oreal kelias priemonės. Pažiūrėkit, galite susikurti labai paprastą gaivų makiažą, bet atrodyti labai gražiai, taip subtiliai. Na ir keliaujam toliau transformuoti makiažą. Panaudosim Maybelline priemonės ir jeigu norėtume dienos eigoje pasiryškinti savo makiažą ir sukurti lyg vakarinį, tai mes dabar tiesiog viską ant viršaus paturbinsim, šiek tiek paryškinsim ir jums gausis vakarinis makiažas. Ir kad mano lūpos dabar tiek neblizgėtų, aš nusivalau viską. Tai jeigu pamatote dienos eigoje, kad jums neužtenka maskavimo ir jeigu buvot
neužsifiksavę veido arba tas veidas vis tiek yra šiek tiek lipšnus, galite ant viršaus panaudoti makiažo pagrindą, bet rinkitės kažkokį lengvesnį, kuris yra drėkinantis. Tai aš dabar tokiu atveju panaudosiu Maybellino Superstay makiažo pagrindą ir dabar tose vietose, kur nėra kontūravimo, dar pasiryškinsiu ir pasididisiu maskavimą. Tai užteks man čia tik tais kokio lašiuko. Išsispaudžiu ant rankos lašiuką ir dabar visose vietose, kur nori papildomą pamaskavimą, dar su sluoksniu šiek tiek pereinu ant viršaus. Taip pat naudoju kempinėlę, kad viską išretušuoti, išblendinti. Aš žinau tą faktą, kad ant užfiksuoto makiažo pagrindo ar maskuoklio yra nelabai galima dėti makiažo pagrindo ant viršaus. Čia nėra tokia taisyklė, bet jeigu jūs mokat valdyti priemonės, tai tikrai žinokit susitvarkysit, net aš lygiai taip pat būna kartais sluoksniuoju priemonės, tai tikrai nebijokite, tik tais, kaip ir minėjau, nesirinkit ant viršaus dėti sunkios matinės pudros arba kuri labai greitai stingsta, nes tokiu atveju jūs tikrai pasidarysit savo plėmus ir gražiai nepasidengsit to antro sluoksnio ant veido. Jeigu norit geresnio išsilaikymo, visada rekomenduoju užsifiksuoti veidą, jeigu jums reikia, kad tikrai ilgiau išsilaikytų, o ne tiesiog dabar porai valandų, kad atrodytų gražiai skaisčiai veido oda. Tai pasifiksuojam ir aš pasifiksuoju tiesiog toje zonoje, nes pas mane labai mėgsta blizgėti su biria pudra. Kadangi mes skaistalus jau ant veido turim, dabar eisime prie veido kontūravimo, tai naudosiu Maybelline City Bronzer. Turiu pasirinkus šaltesnį atspalvį tam, kad norėsiu padaryti labiau veido įgilinimą. Tai naudoju Cool, Medium Cool 200 numeriuką, pasiemu plokščią teptuką ir tose vietose, kur noriu, kad kaulas būtų labiau įlindęs, atrodo gilesnis, dedu kontūravimo rudą priemonę. Jeigu esat labiau įdegusi, tai šitas atspalvis jums netiks, nes jis yra ganėtinai šviesus. Čia tik tokioms kaip man arba dar šviesesnėm tinka. Su kontūravimo priemonė labiau įsigilinti akį. Matot, naudoju vėl dar tą patį vieną šepetėlį. Kadangi, sakau, irgi šita priemonė nėra super pigmentuota, tai mes tiesiog labai natūraliai pasiryškinsim viską. Jeigu norit jau didesnio kontūravimo, siūlyčiau rinktis kažkokią labiau pigmentuotą priemonę, bet su šita yra priemonė saugu dėl to, kad jūs neprisidarysit savo dalykų, negražių ant veido, kažkokių plėmų, tiesiog bus labai paprasta dirbti ir viskas labai gražiai išsiretušuos. Šiek tiek sugalvojau užsidėti akių šešėlį, tai čia žinokit visiškai paprastu būdu su pirštu užsidėjau blizgų šešėlį ir tiesiog tas pats pakontūruotas akies linkis. Dabar mes keliaujame prie akių linijos paryškinimo. Naudosiu Maybellino Express Brow pieštuką. Taip, šitas pieštukas yra antakiams, bet jis yra juodas, tai aš antakių juodai nesipiešiu. Tai mes surasim, kaip jį panaudoti, tai tiesiog su šito juodu antakių pieštuku pasiryškinsim blakstienų liniją. Bet vat sukurti tokį natūralų akies linijos paryškinimą, žinokit, super, tikrai. Tai vat jeigu turit antakiams juodą pieštuką, tai žinokit, galite panaudoti puikiai ir akims. Tai va dabar ryškinam tiek, kiek mums reikia, kiek norim pajuodinti akis. Tai kad būtų dar labiau vakarinis, žinokit, su pieštuku šiek tiek ir pasiryškinau apačią. Tiesiog pasidažau ir su šepetėliu prasklaidau, praretušuoju. Kad akis būtų dar ryškesnis. Na ir kad vakarinis makiažas užsibaigtų ir jis tikrai skaitytųsi kaip vakarinis makiažas, tai būtinai reikia panaudoti lūpų kontūrui pieštuką tam, kad lūpas labiau įrėmintumėm ir tokias iš karto ryškesnis atrodytų su forma. Yra subtiliai paryškintos akis, mes galim tikrai panaudoti ir ryškesnį lūpdažį. Taip pat panaudosiu Maybellino Superstay Vinyl Ink lūpdažį. Yra tikrai gana pigmentuoti, bet jie nesausino lūpo, jie nesuteikia to matinio efekto. Bet žodžiu yra kaip blizgis, bet jis neatsispaudžia niekur. Pažiūrėkit, paryškinam lūpas ir iš karto, visiškai maks atrodo vakarinis makiažas. Trūksta tik tais kokios yra vakarinės suknelės, švarko ir galim varyti out. Na tai ką, pasileidžiam plaukus, pasidarom šukuosiną, susigarbanuojam, kad būtų dar labiau vakarinis įvaizdis. Aš labai tikiuosi, kad jums patiko ir šis įvaizdis, patiko apskritai ši transformacija iš dieninio makiažo į vakarinę su tik tais keliomis priemonėmis skirtingomis. Tai va, tikiuosi esat patenkinti, patiko ir iki sekančio karto.